tiesa? Labą dieną. Mums ponas Donatas pranešė apie jūs kankinančią problemą, kad kai jūs užsiemėte analiniu aktu, jums labai patiriami yra skausmai jūsų virškinimo trakte. Taigi, ar tai yra tiesa? Ar jums tikrai yra skausmai virškinimo trakte? Blemba. Nu, blemba. Dedo ragelį. Sučka. Sučka. Suprantate, aš jau kaip ir iš visų savo 200 kontaktų visus kaip ir išpizdavojau, tai gal jau abejoju, ar rasiu, kas manęs jau nežino. Jo labiau, kad dachuja vaikų yra, tai visi... Ne. Labą dieną, ponė Mariau. Mano vardas yra daktaras Birbis ir mums ponas Donatas pranešė apie jūs labai kamuojančią problemą. Taip. Mums pranešė, kad kai jūs užsidėmate analiniu aktu, jums labai pradeda skaudėti virškinimo visą traktą. Ar tai yra tiesa? A tu durnas, ar tu galvoji negerai? Ne, aš esu profesionalus daktaras. Kai aš uždarbavau Olandijoje, aš baigiau doktorantūrą medicinoje. Rimtai? Karočią, aš buvau Anglijoje ir karočią čiulpiau visiems. Tai kaip supratau, dėl jūsų oralinio sekso užsiėmimais jums pradėjo skaudėti dėl to virškinimo traktą. Ar jūs tuo pačiu užsiėmėte analiniu seksu? A tu durnas, ar tu... Karočią, kalbėk lietuviškai. Aš čia nesuprantu kalbos. Aš lietuviškai ir kalbu, ponia Mariau. Tiesiog jūs galbūt nesuprantate elementariaus lietuviškos kalbos. Eik tu, zukas, normaliai kalbėk. Aš nesuprantu jau, kaip su tavimi normaliau šnekėti. Taigi, ar yra tiesa, kad kai jūs, kaip sakant, taip žargonu, penetratina, kai jūs užsiėmate analiniu aktu, ar jums labai skauda jūsų išangę? Aš neužsiėmiau tokių nesąmonių. Kitas klausimas. Aišku, tai kaip manote? Mums pranešė, kad jums gali labai skaudėti jūsų analinį visą traktą. Tai manau, kad jeigu jūs ir masturbuojatės savo išangėje, tai manau, aš jums padėsiu. Čia gali jums būti nejauku apie tai šnekėti, bet aš esu profesionalas ir aš esu jums pasiryžęs padėti. Taigi, kai kitą kartą įsikišite, nežinau, ar kokį vibratorių, tai jūs nepamirškite, ištrinkite savo išangę čiobreliais. Eik, tai ką čia maištai šūdus? Jeigu kas, pasimkite stiklinytę vandens, įdėkite dilgėlių ir gerai ištrinkite. Tada užsipilkite ant savo analinės išangės ir jums iš karto pagerės ir bus lengvesnis lydimas. Nes kaip jūs žinote, kai jūs savo analinį traktą, kai masturbuojatės analiniu būdu, jums taip pat ir jūsų varpą gali pajausti orgasmą. Tai jums reikėtų labai atsargiai masturbuotis kitą kartą. Kas tas kitas kartas? Būtinai ištrinkite savo išangę čiobreliais. Ne? Ir užpilkite vandenėlių, kad praskiesti. Ir kas tada bus? Tada, kai jūs kitą kartą į savo išangę dėsite visokius daiktus, jums netaip skaudės ir bus mažiau trinties. Ir lengviau jums bus patirti orgasmą. Taigi, manau, tuo pačiu galėtumėte, kadangi sakėte, kad jūs Didžiojoje Britanijoje jau esate visiems čiulpęs, taip oraliniu seksu esate užsiėmęs Didžiojoje Britanijoje, tai manau, jūs būsite jau patyręs ir galėsite, kai jums paskaus vis dėlto tą išangę, jūs nulaižykite kelis šaukštukus medaus.
Ir čiobrelių arbatytės išgerkite, tikrai padės. Nu, tai viską iš naujo nesupratau. Tai kas jūs esate per individas. Taigi, aš kadangi jau išaiškinau jūsų analinės išangės problemas, kai jūs masturbuojatės savo išangėje, tai manau dabar, kadangi jūs nesupratote, jums reikėtų padėti su atmintimi. Atmintį labai gerai gydo, tuoj jau prisimins. Ne medus. Medus gydo analinius skausmus ir labai palengvina savo masturbaciją. Taigi manau, kad jums atmintis pagerėtų. Jūs turėtumėte suvartoti, įsipilkite į stiklinę šiek tiek degtinės. A ne, iš kur aš tu gausiu? Tėvelių paprašykite, sakykite, daktaras Birbis parekomendavo. Nu, ką kita? Tada jums reikės pasimasturbuoti ir masturbacijos vaisius įpilkite ir pramaišykite su degtine. Įdėkite šiek tiek druskytės ir pipiriukų ir tada užsipilkite ant savo analinio trakto. Atmintis ir smegenys iš karto pagerės. O jums viskas gerai? Taip, man viskas gerai. Ačiū, kad paklausėte ir rūpinatės manimi. Eik, tu kam tu svarbus, tam niekam nesvarbus esi. Tačiau man yra svarbus kiekvienas toksai vaikas. Ir aš šitaip gelbėju gyvybės. Kai vaikai... Tu irgi nedidelis. Kai vaikai šitaip masturbuojasi ir į analinę savo, taip liaudiškai pasakysiu, į savo subinę kišasi įvairius daiktus, tai manau, kad nereikėtų jiems kęsti tokių didelių skausmų, reikėtų padėti ir padėti ir išgelbėti jūsų gyvybę. Nes jeigu jūs toliau kažitės daiktus ir stimuliuosite savo išangę, tai jūs gali ištikti visokios STD tipo ligos ir jūs galite nuo to netgi ir mirti ir užsikrėsti AIDS. Rimtai mirti galiu? Reikia išbandyti. Gerai. Kas gerai? Taigi, ar jūs supratote mano šiandienos pamoką? Ne, iš vis nieko nesupratau, nes nesąmonės kalbė. Aš kalbu visiškai nuoširdžiai ir iš savo patirties kaip daktaras. Aš esu turėjęs... O kur licencija daktaro? Olandijos filantropinės medicinos universitete. Davai nufotkinkite ir man išsiųskite. Nufotografuoti šiuo metu aš dabar negaliu, nes neturiu sąlygų. Nebent kai grįšiu namo į Lietuvą, nes aš dabar Olandijoje uždarbiauju. A ne? Taip. A ne? Nes mums yra tik tai suteikta valstybinė technika ir mes neturime sąlygų daryti nuotraukų. Tačiau galėsiu tikrai nusiųsti savo doktorantūros medicinoje diplomą tik tada, kai grįšiu į Lietuvą. A tai kada grįši? Maždaug planuoju grįžti už savaitės. A ne? Taip. Donatai, kas čia pas tave per dzūkas? Aš esu ne dzūkas, aš esu kilęs iš Tešlių kaimo Žemaitijoje. Donatai, kas čia pas tave per draugas? Nu, davai, sakykite, mėlygi dabar kažką. Kas čia yra jums dabar? Aš nesuprantu, kokia yra dabar pas jūs problema. Tai pas jūs yra su virškinimu, tai pas jūs su analinė išangė. Pas man su virškinimu. Su virškinimu, tai sakau, reikėtų jums pasidaryti mišinuką. Į stiklinę vandens įdėti čiobrelių ir dilgėlių, sutrinti ir užsipilti ant savo glotnaus užpakaliuko. O tu turi tokį? Taip. Įrodyk. Kiekvienas žmogus turi užpakalį. Tai yra... Tu vienintelis neturi. Tai neturėtų visiškai jokios logikos anatomiškai. A, ne? A, ne. Taigi, aš manau, kad jums jau bus dabar viskas aišku ir jūs daugiau nesikaišiusite visokių keistų daiktų į savo analinę išangę.
Jeigu norėsite pasimasturbuoti, tai aš jums galiu duoti labai daug svetainių, kur galite pasižiūrėti, nu, ir kaip sakant, savo varpą pastimuliuoti. O žiūrėk, kad aš čia filmuoju. Ir live streamą darau. Aš nesuprantu tų tavo žodžių. Palaukite. Aš save, kai susirgau, tai kai temperatūra man pakilo, aš save labai greitai išsigydžiau. A ne? O tik kada tavo temperatūra pakyla? Nu, būna, kaip kada pakyla iš tikrųjų, kai būna didelis krūvis ir priklauso nuo